Labas, aš jau grįžau, aš jau Vilniui, aš jau Lietuvoj, mano mėnesio su biškiu kelionė baigta ir pasirodo iš atostogų grįžau į atostogas, bet jau šį kartą legales ir savaitę į univerą eiti nereikia. Pats geriausias dalykas atsikėlus ryte, neiti į dušą, nesiplauti galvos, dėl to sėdžiu su kepurė. O iškart sėsti ir daryti video tokį, kokį tu norėjai padaryti ir apie tai, ką tu galvoji. Tai va, dabar tai ir darom. By the way, pažiūrėkit, kokią kietą maikę turiu. Su šitą maikę galiu būti kaip tie kieti bičiai iš YouTube'o MKBHD. Hey, what is up guys, MKBHD here, and in years past Ir Jonathan Morrison, kurie savo kanalus veda apie tech, apie gadgetus įvairius, apie smart dalykus ir panašiai. O šiandien noriu grįžti paskutinę kelionės, New Yorko kelionės, Amerikos kelionės dieną ir papasakoti, kodėl aš praleidau skrydį ir kaip taip atsitiko, kad aš neišskridau iš Amerikos su tuo bilietu, kurį jau turėjau rankose. Tai va, atsukam viską atgal ir šokam į Ameriką. Kelionė kol kas prasideda visai nekaip. Laukiu 20 minučių stoty, kol pranešė ir iš trečio karto supratau, ką kalbu per tos mikrofonus, kad mano traukinį atšaukė ir reikės važiuoti su kitu traukiniu ir persėsti. Ir tada važiuoti, kaip planuoju važiuoti New York Station, ten perėti du blokus, imti metro iki kito terminalo, ten sėsti į Ateiną. Atsidurti savo terminalę, kas turėtų viskas vykti maždaug per 2 valandas, bet dabar nežinau kaip bus. Ir nežinau, ar iš viskas nors bus. Attention New Jersey Transit customers, may I have your attention please? Train 275, 5:55 p.m. from Hoboken has been canceled. A passenger extra will be accommodating all stops. New Jersey Transit, I so apologize for any inconvenience. Thank you. Atšaukė traukinį. Atšaukė ir tą traukinį. Neturiu SIM kortelės, neturiu kaip paskambinti tetai, neturiu interneto, neturiu kaip išsikviesti Uberio. Nieko neturiu. Turiu bilietą, kurį norėčiau panaudoti Vilnių. Tai jau iki vaistinės teta pakėlė mano, pas kurią gyvenu, Sandra pakėlė telefoną iš 5 karto. Tai dabar mane paims ir žiūrėsim, kas bus toliau. Turiu dar porą valandų, turėčiau spėti. Pamenat šitą vaizdą, kuris buvo prieš metus ir 1 mėnesį? Čia yra veidas žmogaus, kuris praleido savo skrydį. Jo. Mano lėktuvas jau ore. Aš visai stabiliai sėdžiu ant žemės. Sure išskridau. Neišskridau. Turėjau šiandien išskristi iš New Yorko su Norwegian avialinijom, skristi į Stokholmą ir rytoj vakare atskristi Vilnių, kurios turėjau įčekint mano lagaminą, pasakė, kad turiu nusipirkti naują bilietą. Bet blogiausias dalykas, kad aš neturiu nei SIM kortelės, nes naujas telefonas ir čia nepriėmė įsidėjus, nerado kurjerio, nei interneto. Čia žmonės nieks negali duoti telefono paskolinti, paskambinti, nes tokios taisyklės, o internetą labai sunku rasti, nesuprantu, kaip taip gali būti Amerikoje, tokiam dideliam oro uoste nebūtų tokių dalykų. Aš šiaip netai pavyko, važiuoju į Brukliną nakvoti, miegot.
ir žiūrėsim, kas bus toliau. Nespėjau atvažiuoti, jau išvažiuoti turiu. Kelionė trunka jau 5 valandas. Nusigavau lygiai niekur. Net ne niekur, biškai jau atgal net. Nebuvo. Tada labai sėkminga taip gaunas? Ne, nebuvo. Believe me or not, bet bėda po vieną nevaikšto. Išlipus iš metro dabar visai gerai lyja. Reikia nueiti 10 blokų. Su lagaminu. Nelengvu. Ir kuprinė nebloga. Let's go. Kelionės lygis try again. Prasideda dabar. Thank you. Pagaliau galiu nusiraminti. I made it. I think I made it. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Viskas buvo taip. Manhattanas. JFK. Oro uostas. Čia yra siena, valstijos siena. Ir čia yra New Jersey's. Čia yra New Yorkas. Ir čia yra New York City. Aš gyvenau čia nais kurį laiką. Ir man reikia iš čia nusigauti į čia. Kelionė buvo tokia. Traukinys iki čia. Sėdi paeini biškį, sėdi į metro. Su metro važiuoji iki čia. Persėdi į oro uosto traukinuką. Atvažiuoji iki terminalo 1. Išlipi, ateini, pasidarai viską, ką reikia ir išskrendi su lėktuvu namo. Home. 5:32. Laukiu traukinio stotelį. 5:50. Dar vis laukiu to traukinio. 6. Laukiu to traukinio. Išgirstu aliarmą, kuris man sako, jokio traukinio nebus, traukiniai važiuojantis ant ratų atšaukti. Einu į kažkokią vaistinę, skambinu iš vaistinės tetai, teto atvažiuoja, manęs paima, veža su mašina iki miesto, kuris yra čionais. Pagal planą jau vėluoju. Iš čia sėdau į traukinuką, į metro liniją, kuris mane nuvežė iki šito taško. Su metro pagal planą turėjau važiuoti 7:00. Aš čia buvau tik tai 7:10 sėdau į traukinį. Nėra žiauriai blogai, padaryti įmanoma. Čia viskas tvarkoja, važiuojam, nuvažiuojam čia, atsisėdam čia, važiuojam čia nais, viskas ok. 8:20 ateinu į oro uostą, 8:30 įsičekinu, mano skrydis yra 9:55. Laiko dar turiu.
Per tą laiką aš čia turiu nueiti. Padėti lagaminą. Perėti security. Dar perėti čia per eilę, susirasti geitus. Įlipti lėktuvą. Ir spėti iki 9:30, man atrodo. Iki čia aš nebenuėjau. Laukiau apie 40 minučių, kol supratau, kad turbūt gali čia būti blogai, nors tenais ir žmonės piktėjo, visi sako, kad viskas gerai, tai aš manau, kad tiesiog galbūt visi skrydžiai vėluoja ir dėl to spėsime patekti lėktuvą. Bet supratęs, kad nieko nebus, aš nueinu prie stalo jiems ir sakau, kad aš skrendu į Stokholmą ir man reikia atiduoti lagaminą, kurį aš įsičekinau 8:30. Tai laiko yra ir aš tiesiog stovėjau jūsų eilėje, kuri visiškai nejudėjo. Ir gavos taip, kad mane viena moteriškė nusiuntė į kitą stalą, prie pirmo stalo ir čionais man pasakė, kad aš tiesiog, kad mane nušauna ir aš čionais lieku Amerikoje ir niekur neišskrendu. Nes pavėlavau. Tai va. Neišskridau. Pagal oro uostų taisyklės niekas negali duoti telefoną, paskambinti, ten nėra normalaus interneto, prie kurio galėčiau prisijungti ir susisiekti su kažkuo, bet šiaip ne taip, susisiekiau su mama, kuri buvo pas tetą čionais, pasakiau, kad pradėtų ieškoti naujų bilietų, čia vyksta paieškos, aš galvoju, ką man daryti, jau vėlu, teta mano mano tėčio pusseserė, pas kurią buvo apsistojęs prieš tai, gyvena Brukline, čionais, Bruklinas. Man reikia nusigauti čionais, sėdu į šitą traukinuką, pavažiuoju, čionais su metro reikia važiuoti. Kažkur čionais metro sulūžta, sugesta, kažkoks kamštis, 35 minutės sėdime tiesiog viduje, kol galiausiai nuvažiuoju, tarkime, iki čia ir man reikia nueiti šitą atstumą, kuris yra 10 blokų. Išlipu ir matau, kad žiauriai lyja. Ir mano kelionė čionais baigėsi apie 2 ryto, kai aš stovėjau visiškai šlapęs prie durų, su visiškai šlapiu lagaminu ir bilietų rankoje, kurio negalėjau panaudoti. Šitą jau čia atgal, šitą dariau čia ir tada kartuojam visą šitą reikalą rytoj, kitą ateinančią dieną po šito viso chaoso ir aš išskridau į Maskvą, iš Maskvos į Vilnių. Ir now I'm home. Finally.